Hello. Thank you very much for Sveiki visi, ačiū labai, kad prisijungėte prie mūsų. probably without any longer Turbūt išvenkime ilgų prisistatymų. Vis tik šiandien kalbėsime labai svarbia tema. Didelio aktualumo tema mums šiame regione ir pasauliniu mastu. Diskusijos struktūra bus labai paprasta. 5 minutės jūsų įžanginiam žodžiui skirtos bus, tuomet keli klausimai iš mano pusės ir tuomet pabandysime atsakyti į auditorijos klausimus. Tad raginu auditoriją pasinaudoti Slido programėlę ir užduoti klausimus. Kągi, neriame į savo diskusiją. Galbūt galime pradėti nuo Konrado, pono muzikos. Kokia yra status quo Ukrainoje, ką mes matome, ko galime tikėtis 2025-aisiais. Visų pirma, ačiū labai už kvietimą dalyvauti konferencijoje. Džiugu būti čia, pirmą kartą lankausi Vilniuje ir džiaugiuosi galėdamas pasidalyti savo mintimis apie Rusijos karą Ukrainoje. Status quo. Rusija vykdo puolamasias operacijas nuo praėjusių metų rugsėjo spalio mėnesio. Tai jau metus stebime puolimą. Rusija puola įvairiomis kryptimis. Akivaizdžiai matome, kad bando įgyti daugiau teritorijos. Pirmuosius porą mėnesių pažanga buvo pakankamai lėta, bet per paskutinius 3-4 mėnesius pamatėme didelius Rusijos laimėjimus, tai ta atplėšta teritorija auga. Šio pokyčio priežastis yra kelios. Pirma, tai yra nukreipiamosios bombos, valdomos bombos. Mes matome iš Rusijos pusės sustiprėjusius pajėgumus naudoti tikslinės bombas. Aš ir keli kolegos kas porą mėnesių lankomės Ukrainoje ir mes kalbėdami su kariais, su Ukrainos kareiviais prie Bachmuto, išgirdome, jog vien ant jų pozicijų Rusija numetė 100 bombų. Tai čia buvo karo pradžioje. Dabar mes matome, jog iš tų karo pradžioje tik viena bomba pasiekdavo tikslą. Dabar matome, kad net 4 iš paleistų bombų pasiekė savo tikslą, karių pozicijas. Tai mes matome, kad tai daro ir įtaką Ukrainos karių moraliai. Rusai turi labai daug tokių bombų ir apjungus tai su nuolatiniais apšaudimais, su nuolatiniais puolimais. Ir matome, kad dabar tokie puolimai, pėstininkų atakos vyksta kiekvieną valandą. Rusai bando tiesiog užimti ukrainiečių pozicijas pakankamai aktyviai, agresyviai. Taip Rusija bando kariauti dabar. Kita vertus, ir tai didžiausias dramblys kambaryje, ukrainiečiai nebeturi karių. Jie nebeturi karių fiziškai ir nebeturi pajėgumų tuos karius apmokyti. Tai prieš porą dienų Ukrainos gynybos ministerija paskelbė straipsnį, didžiulį straipsnį, kuriame yra daug nurodyta problemų. Viena iš tų problemų būtent yra karių apmokymas. Ukraina suvokė, jog dabartiniai apmokymai, kurie yra skiriami mobilizuotams kareiviams, tai yra nepakankami. Realybėje vietoje kelių savaičių, mėnesių mokymų kareiviai apmokami vos porą dienų. Tai tikrai jų negali parengti karo padėčiai, ne tam, su kuo jie susidurs mūšio lauke. Taigi viena didžiausių problemų yra mokymai. Mes manome, kad vidutinio laikotarpio perspektyvoje, ilgalaikėje perspektyvoje tai turės didelės įtakos karių moraliai. 60 000 vyrų dezertiravo vien šiais metais
Tai yra reikšmingas skaičius, dalis priežasties yra to, jog jie yra neapmokyti, kareiviai nežino, ką daryti, yra problemų ir su vadovybė, tai mes tikimės, kadangi ta problema jau yra įvardyta, tikimės, kad per kelis artimiausius mėnesius ji bus sprendžiama, kad ukrainiečiai galėtų bent jau sulėtinti rusų veržimąsi. Tiesa, reikia dar pažymėti, ir antra problema yra ta, jog kareivių mobilizuojamų, vyrų mobilizuojamų yra tiesiog per mažai, norint atremti rusų pajėgas. Rusija sugeba pakeisti vieną mirusį karį kitų karių, Ukraina tokių nuostolių vieną su vienu pakeisti negali. Tai Ukraina su šia padėtimi susiduria jau ilgą laiką ir iš tiesų, nesprendžiant to karių trūkumo klausimo, negalima fronto linijoje stabilizuoti ir net negalima kalbėti tikrai apie jokį Ukrainos puolimą. Michaelai, bandau pagalvoti, ką galėčiau pridėti prie Konrado aprašymo. Aš tikėjausi, matydamas vasarą vykusią situaciją, jog būsime geresnėje padėtyje šiandien. Taip, viskas buvo sunku, bet žiemos pradžioje viskas dar pasunkėjo. Ukraina pakeitė mobilizacijos įstatymus, atrodė vasarą, kad padėtis gerėja, kad Rusija galės atremti Rusijos pajėgas ir stabilizuoti frontą. Na, o remintis tuo, ką matau dabar, per paskutinės porą savaičių ir visą mėnesį, dėja taip neįvyko. Kaip Konradas jau minėjo, nėra karių pakankamai mobilizuojamų, nėra amunicijos. Pirmą kartą šiame kare Rusija gal neturi to tokio didelio pranašumo, pranašumo kalbant apie amuniciją, šaudmenis ir dronus. Taip, kai kalbama apie oro pajėgumus, tai yra kitas klausimas, bet šiuo metu šioje karo stadijoje dronai nesuteikia didelio pranašumo, bet situacija yra labai fragmentuota. Situacija nėra katastrofiška, bet tendencijos yra neigiamos. Jeigu nesikeis Ukrainos pokytis, jeigu nesikeis požiūris į mokymą, karių mobilizavimą, negalima tikėtis geresnės situacijos. Aš tikėjausi, kad Kursko polimas Kursko kryptimi leis suderinti strategiją, leis su JAV pagalba galbūt taikyti naują strategiją, naują požiūrį ir viskas stabilizuotis, bet to nematėme ir belieka tikėtis, kad tai pasikeis atėjus naujai JAV administracijai prezidento. Ukraina turėjo daug nuostolių, neturėjo įrangos per paskutinius kelis mėnesius. Tiesa, šiuo metu kiekvieną mėnesį tuo tarpu Rusija karius sugebame mobilizuoti, galbūt, kaip Konradas minėjo, ne pakeisti vieną žuvusį karį kitų, Ukraina to negali padaryti. 2025 metai, kai kalbame apie juos, yra pora nežinomųjų. Pirma, koks bus Rusijos kritinės infrastruktūros kampanijos įtaka. Mes nežinome, kiek raketų turi Rusija, kokie jos yra pajėgumai atakuoti Ukrainą, nežinome, kokio šaltumo bus žiema. Mes dažnai kalbame apie frontą, bet daug žalos yra padaroma pačios Ukrainos infrastruktūrai toliau nuo fronto linijų. Ar tai yra gyvybiškai svarbu Ukrainai, mes nežinome, kokia bus situacija. Tame fronte aš esu tarsi optimistiškesnis, nei dėl to, kas vyksta ties faktinėmis fronto linijomis. Labai akivaizdu, kad
pietuose Ukrainos frontas yra nestabilus ir nestabilus jau kurį laiką. Tam tikrą prasme Ukrainos puolimas yra fragmentuotas, nestabilus, todėl kad nėra karių pakankamai, nėra apmokymų. Tai yra klausimas, kaip vis tik tą frontą stabilizuoti. Tai yra didžiausias iššūkis turbūt Ukrainai. Ukrainai vienas didžiausių iššūkių yra būtent gauti pakankamai karių, nes be jų stabilizavimas fronto linijos yra neįmanomas. Pėstininkus galima pakeisti šiek tiek dronais, bet tai nėra tvari strategija. Jinai pasiteisina tik tai kurį laiką. Žvelgiant į kitus porą mėnesių, aš manyčiau, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos valstijos ir Europos partneriai turi galimybę stabilizuoti padėtį. O tą galima padaryti tiesiog išvarginant Rusijos kariuomenę, priverčiant ją išnaudoti visus gynybinius puolamuosius pajėgumus. Aš manau, kad didesnės pasiekmės Rusijos kariniams pajėgumams, jos koviniams pajėgumams pasimatys tik tai 2025 metų antrąjį pusmetį. Didysis klausimas yra, kaip mes galime padėti Ukrainai atsilaikyti kuo ilgesnį laiką, kad Rusija negalėtų įgyti reikšmingo pranašumo metų pabaigoje ir kaip mes galėtumėm užtikrinti, kad Ukraina bus geresnėje padėtyje, jeigu prieitumėme prie dėrybų ir susitarti palankesnėmis Ukrainai sąlygomis. Ačiū, ministrė. Visų pirma, 10-oji konferencija. Fantastika. Linas pripažins, ko gero, kad buvau taip pat vienas iniciatorių šios konferencijos. Sveikinimai centrui ir sveikinimai su nauju pavadinimu, man atrodo, labai geras pasirinkimas. Sveikinu už pažangą, judėjimą į priekį. Aš nesikartosiu ir nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Geriausi ekspertai, geriausia analizė. Aš galbūt pasakysiu tai, ką mes bandome daryti, siekdami atliepti Ukrainos poreikius. Kalbėdamas apie savo 7 mėnesių ministro kadenciją, didžiausias klausimas visuomet, kaip mes galime paspartinti kai kurios procesus, kaip mes galime pastiprinti pagalbą. Tai dabar mes turime 4 pagrindinius prioritetus, kalbant apie Ukrainą, artileriją ir amuniciją. Ir visiškai sutinku su tuo, jeigu prieš metus mes turėjome ugnies ir galios balansą 1:7, tai dabar 1:2 yra. Tai labai neblogai, taip sakyčiau. Tačiau vis tiek labai dar reikia visko. Taip pat oro gynyba visokio tipo, trumpo nuotolio, artimo, vidutinio nuotolio ir ilgojo nuotolio. Ir čia mes turime didelį pajėgumų trūkumą. Tai yra kritinis pajėgumas visam alijansui, ne tik Ukrainai. Ir tai yra didelis galvos skausmas, kaip paspartinti būtent šių sistemų gynybą, visą mūsų industrinę pramoninę bazę. Noriu padėkoti pirmiausia Vokietijai už tai, ką mes darome su oro gynyba Ukrainoje. Jie iš tiesų didžiąją dalį savo pajėgumo atiduoda Ukrainai. Dabar Iris 3 sistema keliauja į Ukrainą. Tačiau mums reikia gerokai daugiau visko, būtent oro gynybos. Tuomet kalbame apie 14 naujų ukrainiečių brigadų. Tai yra, žmonės, būtent kariai. Ir neabejotinai dabar tai yra silpniausia grandis. Ukraina prašo 14 brigadų mokymų, įrangos, medžiagos. Reikia įrangą parengti toms brigadoms ir kaip tai suderinti su mūsų pajėgumais ir kad tai nesikirstų su Lietuvos ir Šiaurės ta brigada, nes tą pradėjome daryti mes, pradėjo daryti vokiečiai ir kaip mes čia galime padėti ukrainiečiams, kad jie galėtų apmokyti savo naujas brigadas. Tai yra tikrai esminis dalykas. Ir 4. prioritetas tai yra Ukrainos pramoninė bazė. Čia didysis klaustukas, ką jie gali gamintis, jau jie patys gaminasi ir tai nebejotinai geriausias sprendimas Ukrainai likti suverene ir investuoti į savo gynybos pramonę ir spartinti ją, jeigu jie jau gali
gaminti artileriją, jie gaminasi, jau gali tolimojo nuotolio raketas gamintis, jas gaminasi skirtingos kokybės, skirtingų parametrų, bet jie jau tą daro ir ta linkme yra daroma jau daug ir Danija taip pat panašiai daro. Danija labai daug investuoja į Ukrainos pramonės, gynybos pramonę ir mes jau pradedame matyti rezultatus. Lietuviai taip pat investuoja, jau 10 milijonų investavo į tolimojo nuotolio raketas, tolimojo nuotolio puolimo pajėgumus. Tai yra tie 4 svarbiausi prioritetai, ko reikia Ukrainai dabar šiuo metu. Visa tai priklauso nuo kaip viskas seksis toliau, visi žiūri, kokia bus tolimesnė parama, visi žiūri, žinoma, į kitą Atlanto pusę, laukia sprendimų iš ten, laukia Trumpo administracijos sprendimų. Tai sukuria galbūt tam tikrą situaciją neužtikrintą daugeliu ateities projektų. Tai ko gero tas didysis nežinomasis dabar. Konradai, jūs jau minėjote problemas susijusias su Ukrainos įgalinimu. Tačiau mano klausimas galbūt būtų apie tai, kokia yra situacija Rusijos pusėje, ypatingai kalbant apie žmogiškuosius išteklius ir tą sprendimą pasitelkti Šiaurės Korėjos karius, atsivežti juos šalia alijanso sienos, nes jie yra matomi jau mūšiuose. Šiaurės Korėjos karių dar nematėme dalyvaujančių mūšiuose Ukrainoje, nors buvo bandymų nupiešti situaciją, kad jie jau įtraukti į mūšius, tačiau aš dar pats nemačiau tų dalykų, kad galėčiau patvirtinti šiuos teiginius. Taip pat manau, kad šis postumis yra labiau toksai Rusijos bandymas daugiau Ukrainos pajėgų pritraukti į Kursko regioną ir išlyginti tenai pajėgas prieš būsimas derybas su Rusija. Blogoji šios lygties dalis tai, kad tai išsunkia labai daug išteklių iš fronto. Ir situacija prastėjanti pietų Donecke, ko gero labiausiai susijusi su tuo, kas vyksta Kurske. Nekritikuoju jokių būdų, tačiau mes čia kalbame apie strategiją, skirtingos strategijos remia skirtingus pasirinkimus ir tai Ukrainos, žinoma, pasirinkimas viskas gerai su tuo, tačiau tai turės pasiekmių. Kalbant apie žmogiškųjų išteklių situaciją Rusijos pusėje, tai mes ir toliau matome nuolatinės pėstininkų atakas Donecko srityje. Ukrainiečiai labai susirūpinę dėl Rusijos pajėgų sutelkimo Zaporižės regione. Mes jau pastebėjome beveik atkurtas oro pajėgas pietų Zaporižės regione prie fronto linijos. Tai taip pat atitrauks tam tikrą dalį ukrainiečių pajėgų iš fronto ir iš tiesų ukrainiečiams tikrai stinga tų žmogiškųjų išteklių, tačiau rusai jie bando sukurti naujas dilemas ukrainiečiams dėja. Nepaisant to, ar rusai vykdys kokias nors operacijas puolamasias ar ne, tačiau būtina stiprinti Ukrainos atsaką, perskirstant pajėgas, o tų pajėgumų dėja kol kas jie neturi. Nenoriu pasakyti, kad rusai neturi to vieno mygtuko, nes jie toliau mobilizuoja, 50 000 karių sugeba per mėnesį mobilizuoti ir tą darė pastarosius 2 metus. Tai yra didžiulis skaičius. Taip, galbūt mažėjo tam tikrose tas karių skaičius, galbūt sumažėjo išmokos, kurios yra mokomos, kuriomis siekiame paskatinti ukrainiečius važiuoti į Ukrainą kariauti. Tačiau
Nepaisant to, jie ir toliau po 30 000 vyrų kas mėnesį surenka. Nežinau, kaip jums, tačiau aš, man atrodo, net nematau ir nežinau, kur ta pabaiga ir kiek dar jie galės tiek tų vyrų nuo 20 iki 30 000 kas mėnesį išsiųsti į Ukrainą. Dalis problemos tos yra tai, kad kai rusai iškeliauja į Ukrainą, jie nežino, į ką jie įsivelia, nes jie negauna jokios informacijos, jie nežino, kur jie bus dislokuoti, jie galbūt būna pasakyti, kad jie bus vairuotojai ar dar kažkas, jie būna labai mažai apmokyti ir galiausiai atsiduria fronto linijoje. Vidutinė pėstininko gyvenimo trukmė yra porą savaičių, karo fronte aš turiu galvoje. Tačiau dalis tos problemos yra tai, kad jie iš tiesų nežino, kokia situacija Ukrainoje ir kokie intensyvūs yra mūšiai Ukrainoje. Vakarai galbūt galėtų padaryti daugiau, pasitelkti socialinius tinklus ir vykdyti kampanijas per telegramą iš esmės labiausiai, kad parodytų rusams, kas vyksta realiai ir kokios tos kovos Ukrainoje vyksta ir kad tai yra labai kruvini mūšiai. Maiklai, jūs vienas žinomiausių ekspertų karo metu komentavote nuo pat pradžios karo, Ukrainoje lankėtės ne vieną kartą nuo karo pradžios. Tačiau koks jūsų jausmas, kaip jūs jaučiate ar galvojate, kad artėjame prie to taško, kur matysime kažkokią tai perspektyvą dėrybų, ar artėjame prie kažkokios ateities? Atvirai, ko gero, ne. Žinau, kad yra žmonių, kurie sako, kad kažkas tai atėjus Trump administracijai pasikeis ir nutiks, tačiau mano jausmas yra, kad nieko nenutiks. Nes, pirmiausia, nėra aiškios teorijos, kaip priversti rusus dėrėtis, nes jie net nenori dėrėtis, nes jie vienintelis mato išeiti tai laimėti karą. Norint priversti rusus dėrėtis, pirmiausia, reikia nenaudoti bereikalo šios savokos, stabilizuoti situaciją fronte. Tam reikia labai didelių pastangų, sustiprinti sankcijas ir antrinės sankcijas ir didinti Ukrainos puolimo pajėgumus. Ukrainiečiai, žinoma, dar labiau priklausys nuo mūsų paramos kitais metais. Tai suderinus visus šios dalykus, tai tam reikia dar ir laiko. Man nėra jokių akivaizdžių priežasčių, aš nematau, kodėl rusai staiga norėtų persigalvoti ir imtis dėrėtis, nes jiems tai nėra palanki alternatyva ir jeigu dėrybos bet kokios, prasidės, pasiuntinių lygyje, man tai taip pat keltų nemažesnį nerimą, nes man atrodo, jie bandytų, įtraukti į tai vakarų partnerius ir tos dėrybos galėtų trukti mėnesius, kaip ir buvo anksčiau, tuo pat metu kovotų fronte aktyvius mūšius. Tai dėja, dalis atsakymo, man atrodo, kad pirmiausia, dalį atsakymų mes turime rasti būtent mūšio lauke. Žinau, kad kartais atrodo, kad negali pasakyti jokių teigiamų naujienų, tačiau jeigu norime pasiekti dėrybų lygį, jeigu norime pasiekti dėrybas bent kažkokiais tai, abipusės tenkinančiais terminais, tai turime pradėti pokalbį. Ir pokalbis turi, pirmiausia, turi pasikeisti pati karo dinamika. Ministre, jūs minėjote, kad jau baigėsi jūsų kadencija kaip gynybos ministro kadencija. Beliko 2 dienos. Atsiprašau, dar 2 dienos, atsiprašau. Tai bendravote su daug Europos partnerių ir kokia yra nuotaika Europos sostinėse, kalbant apie JAV paramą būtent Ukrainai. Tai, vis dar nežinome, kas tikrai perims ir užims tas aukščiausias pareigybės. Man atrodo, didžiausia problema yra ta, kad Europoje mes visuomet žiūrime ir laukime, ką darys Amerika. Ir daugumą savo veiksmų deriname prie jų. Tas vyksta nuolat. Tačiau, jeigu pažvelgtume
į šiaurės valstybių, tokią Nordikų, šiaurės tą valstybių grupę, mums pakankamai gerai sekasi, kalbant apie paramą Ukrainai. Kalbėjausi su Švedijos ministru, kalbėjome su Danijos ministru. Tai, man atrodo, tai yra pavyzdinės valstybės, į kurias galėtų lygiuotis kitos vakarų šalys. Mano įsivaizdavimas būtų toks, kad, žinoma, pamatysime, kaip elgsis Trumpo administracija. Ir aš vakar tik tai grįžau iš Reigano konferencijos, kur mes taip pat bandėme bendrauti ir kalbėti su žmonėmis, kurie bus arti Trumpo, kurie vadovausis pirmiausia Amerika filosofija. Tai man susidarė įspūdis, kad jie tokie patikimi bus partneriai, žinoma, ko gero priklauso nuo to, su kokiu žmogumi teko pasikalbėti. Tuomet kalbėjome su kai kuriais tikriausiai būsimais patarėjais Trumpo porą mėnesių prieš tai dėl galimo taikos plano Ukrainai. Ir mums susidarė įspūdis, kad jie bandė vertinti porą žingsnių į priekį tą situaciją, tačiau nebandė įvertinti tolimesnių žingsnių, 5 ar 6 žingsnių, jeigu, tarkim, Rusija nutrauktų, bent jau laikinai įprastas atakas ant žemės, galbūt jie toliau atakuotų iš oro, diversiją, sabotažo vykdytų. Ir kaip jūs laikytumėte tuomet, ar tas planas pasiteisinęs ar nepasiteisinęs? Ir kaip, tarkim, kai klausime jų, kaip jūs užtikrintumėte tai, kad Kijevas kontroliuotų Ukrainos teritorijos suverenumą? Tai ar per karius, kurių ir dabar nepakanka? Tai, žinot, priklauso nuo to, su kuo tas pokalbis vyksta. Susitarimo pasiekimas yra gera filosofija, tačiau tos susitarimas turi būti geras. O ką tai reiškia geras? Tai pirmiausia, reikia sustiprinti Ukrainą prieš derybas. Ir pažiūrėjus į planą, tai žinoma, yra ginklų tiekimas, tai pirmiausia, ginklų tiekimas turėtų būti pirmiausia. Kad Ukraina taptų stipresnė, tada galbūt galėsime pradėti kalbėti apie kažkokias tai derybas, kurios vyks ne tik Rusijos primestomis sąlygomis. Tačiau mūsų filosofija yra tokia, kad neturėtume per daug vargintis dėl to, kas bus, bet daryti tai, ką galime padaryti, investuoti, padėti Ukrainai. Ir man tai atrodo didžiausias klaustukas, o ką mes galime padaryti, kuo mes galime padėti. Mes padėti galbūt ukrainiečiams kovoti autonomiškai. Tai yra svarbus klausimai, stiprinantis Ukrainą. Tai, man atrodo, mes galime dabar tik tai spartinti ir didinti tas investicijas ir paramą Ukrainai. Man atrodo, įdomiausias aspektas, kalbant apie dėrybas, tai dėrybos pirmiausia turi įvykti tarp JAV ir Europos sąjungininkų, ko mes norime iš Ukrainos. Kad ir koks susitarimas būtų su Rusija, jis turi būti geras, bet jis turi būti rašytinis, man atrodo, kad ir trečias karas yra labai tikėtinas, nes man atrodo, kad nematau aš pabaigos, nei paliaubų, nei to karo pabaigos nematau, ar kad tai kažkaip tai pakeis Rusijos norą pavergti Ukrainą. Aš labai skeptiškai tą vertinu. Tai tuomet kyla klausimas, kokias saugumo garantijas Ukraina gali užsitikrinti, kad atgrasytų tą trečio karo kilimo tikimybę. Ir taip pat, būtent tos dėrybos pirmosios turi vykti būtent tarp JAV ir Europos valstybių, kas teiks tas saugumo garantijas, ar tai bus tik tai europinės garantijos, ar tai bus kažkokia tai kita sistema, į kurią įsitrauks ir JAV, žinome NATO galimybę. Aš nespėliosiu, ką darys Trumpo administracija, nes stengiuosi nebūti čia komentatoriumi, tačiau tai yra vienas svarbiausių klausimų. Ir trečiasis klausimas, ką europiečiai gali padaryti be JAV. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad galbūt
galbūt JAV ne taip stipriai ir norės į tai įsitraukti, mandagiai sakant. Gerai, dabar klausimai iš slaido. Turime vieną labai konkretų klausimą. Konradai, kaip galvojate, ar įmanoma įveikti Rusiją mūšio lauke? Pirmiausia, reikia apibrėžti, ką reiškia ta pergalė. Kad ir ką tai reikštų. Tai labai toks atviro tipo klausimas, sakyčiau. Viena tokių tiesų šio karo, kad galite turėti visus F-16, visus kitus ginklus, visus Abrams, bet jeigu nėra pėstininkų kovojančių ant žemės, kurie padėtų užtikrinti buvimą kažkuriame tai mieste, tai nepadės tie nei F-16, nei Abramsai. Kad Ukraina vykdytų tikslingas, efektyves kovos operacijas, tam reikia daug pėstininkų ir tam reikia įvairių įgalintojų, dronų, ginkluotės. Ir taip, dronus jie turi vienus geriausių pasaulyje, dėl to niekam nekyla abejonių, tada reikia ir kitų pajėgumų. Kai turėsime visą sistemą ir kai ji bus tinkamai apmokyta, pasiruošusi kovoti, tuomet mes matysime rezultatus. Tačiau sistemos šerdyje esmė yra žmonės ir vadovai, kontroliuojantis asmenys, bet to sistema neveiks. Maikai, gal jūs galėtumėte šiek tiek dar plačiau pakalbėti? Kokios bus karo pasiekmės vidutinės trukmės laikotarpiu. Man atrodo, tai buvo taktinės sėkmė operacijos. Ar ji lėmė tokius rezultatus, kurių tikėjosi Ukraina? Ko gero, strateginių lygmenių ne. Ir JAV pasikeitusi politika dėl atakoms bandant pažaboti Šiaurės Korėjos įsitraukimą į šį karą, nei tiesiogiai kovoti su tuo. Šiaurės Korėjos įsitraukimas gali išaukti, trumpai sakant, ir tai gali turėti tam tikros įtakos per ateinančius mėnesius. Tačiau susitelkime ties tais galimais faktais. Ukrainos įsivaizdavimas, ko gero, buvo, kad tos naujos puolimo operacijos privers Rusiją nukreipti dalį pajėgų nuo Donecko. Ir kad tai privers Rusiją pradėti naujas puolimo operacijas ir atsikovoti tą teritoriją. Rusija atitraukė savo pajėgos nuo Charkivo ir Zaporižės. Ir nebejotinai, ir sutelkė apie 15 tūkstančių, 30 tūkstančių kažkur karių, tačiau tai nepadėjo sulėtinti tų puolimo operacijų. Taip, tai privertė atitraukti jūrinės pajėgas ir dalį pajėgų ant žemės. Tačiau mes nematome tokio paspartėjimo nuo tos Kursko operacijos rugsėjo 16 dieną. Ir tam reikėjo geriausių Ukrainos kovotojų, geriausių pajėgų, kurios buvo pasiųstos į Kurską. Ir yra tam tikrų pliusų, tam tikrų minusų šios operacijos. Ir manau, kad tai galbūt nėra išeitis, dar galbūt per anksti spręsti, koks bus tos Kursko operacijos poveikis. Dar turime pamatyti, kaip ji baigsis, kokia bus pažanga šioje operacijoje, nes istorija dar kol kas nesibaigė. Kalbant bendrai, tai, kalbant apie moralę ir siekiant pakeisti tą niūrų naratyvą, man atrodo, tai tas kaip pasikeitė tik tai keletui savaičių ir mes visi tą žinome. Neigiama trajektorija
Kursko operacijos, na, galbūt ir nebuvo tokia akivaizdi. Na, taktinė prasme, tai galima laikyti sėkme. Ir Ukrainos pajėgos tikrai nemažai pasimokė iš to. Ir matau, kad jos tikrai yra padarę pažangą lyginant su 23 metais. Tačiau, na, reikia turėti galvoje tai, kad Kursko operacija dar nebėra baigta, nežinome, kaip ji baigsis ir nežinome, kaip ukrainiečių kontrapuolimas pasitelkus Šiaurės Korėjos pajėgas ten atrodys. Vienas mūsų auditorijos narys smalsauja dėl Rusijos ekonominės padėties. Ministrė, mes iš tiesų matėme daug įvairių dalykų vykstančių su rubliu. Rublis pasiekė rekordinės žemumas. Ar vis tik Rusija turi išteklių, pajėgumų išlaikyti savo karinę operaciją, momentą? Na, turėsiu dabar laiko daugiau išanalizuoti Rusijos ekonomiką, bet mano idėja, kurią turėtumėm turėti galvoje, kai kalbame apie karo ekonomiką, labai sunku nuo karo ekonomijos pereiti prie pilietinės, civilinės ekonomikos. Aš nenuvertinčiau tos karo ekonomikos galimybės sukelti revoliuciją šalyje. Aš iš tiesų matau potencialą, turint galvoje Rusijos istoriją, kartų konfliktą, jog iš apačios į viršų gali kilti revoliucija, bet jeigu esi elito atstovas ir gyveni karo ekonomikos sąlygomi, tai reiškia, kad gali išlaikyti savo autoritarinį valdymą ir tokie autoritariniai valdymai išsilaiko pakankamai ilgą laiką. Ir sveiko proto kriterijai negali būti taikomi Rusijai. Visuomet vis dėlto reikia nepamiršti, kad tokiai ekonomikai išlaikyti, tokiam režimui išlaikyti visą laiką reikia to išorinio priešo. Tokiam režimui visuomet reikės išorinio priešo karo ekonomikai palaikyti. Tai yra filosofinė bėda. Tai reiškia, kad šiai valstybei reikia niekada nesibaigiančio karo. Ši šalis turi nuolat kariauti. Būtent todėl, kai mums yra sudėtinga spręsti tą Rusijos problemą. Būtent todėl, kad šiam režimui išsilaikyti visuomet reikia išorinio priešo. Ir dabar mes matome tą konstantą, kad karo ekonomika pasidarė šios šalies išgyvenimo variklis. Konradai, Maiklai, kokia jūsų nuomonė dėl Rusijos ekonomikos padėties? Aš čia nesu ekonomistas, iš karto tą pasakau. Jeigu pasižiūrėtumėm į dabartinę Rusijos ekonomiką, aš manau, kad bėdų yra rimtų. Ekonomika yra, jų ekonomiką dabar galėčiau palyginti su steroidus vartojančio žmogaus elgesiu. Aš manau, kad 2025 metų antroje pusėje, 26 metais pasimatys rimtesnės bėdos, bet aš manau, kad ekonomika vis dar pajėgi yra išlaikyti karinės operacijas. Mes matome infliaciją, taip, mes ten matome šioje šalyje produktyvumo bėdas, žmonių trūkumą. Šalis turi samdyti žmonės karo pramoniai, turi mobilizuoti karius karui, o tą darydami neturi galimybės spręsti infliacijos bėdų. Aš manau, kad infliacijos rodiklis dabar pas juos yra 21%, atrodo, tai anksčiau ar vėliau šis rodiklis turės labai didelės reikšmingos neigiamos įtakos ekonomikai. Šalis naudoja savo likvidumo išteklius ir anksčiau ar vėliau susidurs su finansavimo bėdomis.
Šiuo metu Rusija, ir aš tikrai negaliu prognozuoti naftos kainų, nei dujų kainų, šiuo metu mes nežinome, koks bus antrinių sankcijų poveikis, mes nežinome, kaip atrodys Trumpo administracijos sankcijų paketai. Tai šiuo metu Rusija nėra taip gerai pasirengusi karui, kaip gali atrodyti. Iš tiesų, ji neturi galimybės net ir maksimalius reikalavimus teiktis. Jeigu nepavyks jiems laimėti karo reikšmingą persvarą 2025 metais, pasirodys didžiausios bėdos. Ir galbūt tai nebus matyti karo pramonėje, kareivių prasme, bet matysis ekonominė prasme. Šalis nebeturės ekonominių pajėgumų. Tai reiškia, kad 2025 metų antroje pusėje visko gali būti, kad atsiras galimybės ir pradėti dėrybas, bet mes tikrai žinome, kad šalies vadovas yra pasirinkęs paaukoti daug, kad palaikytų karą ir toliau jį vykdytų Ukrainoje. Aš manau, kad vienintelė priežastis, kodėl Rusija vis dar kariauja, pabandysiu čia labai drąsiai pakomentuoti, aš manau, kad kariauja dėl to, ne dėl karinių pasiekimų, ne dėl karinių veiksmų, bet dėl to, ką daro Rusijos centrinis bankas. Jie pakankamai gerai sugebėjo tvarkyti su tarptautinėmis sankcijomis, jeigu centrinis bankas nebūtų veikęs ten taip gerai ir proaktyviai, Rusija būtų jau sužlugusi dėl sankcijų naštos. Turime dar vieną klausimą. Porą metų jau kalbame apie tai, kad Rusijai baigėsi amunicija. T-65 tankai yra naudojami Rusijai, kalbame apie tai, kad jų vis mažėja, bet panašu, kad Rusija vis toliau sėkmingai kariauja. Kodėl? Klausimas Konradui. Kai kalbame apie ginkluotę, tai Rusija pagamina nuo 150 iki 200, tai 90 M tankų naujų. Tai yra daugiau nei pagamina Vokietija, vienintelė tankų gamintoja Europoje. Tai nuostolių dydis yra didelis Rusijos, jisai nėra tvarus ilgalaikėje perspektyvoje, todėl tie tankai nėra pakeičiami taip greitai, kaip Rusija norėtų. Tie pajėgumai nyksta. Kovos laukas Ukrainoje yra taktinėme lygmenyje labai aiškus. Jeigu ketini naudoti tankus ar pėstininkų mašinas, bet kokius šarvuočius, yra tikėtina, kad ta įranga bus sugadinta ir sunaikinta pakankamai greitai. Jei kalbame apie šarvuotas kovos mašinas, tai dažnai yra sunaikinama tik tai šarvuota dalis ir įranga grįžta panaudojimui tik tai kitose vietose. Ukrainos dronams sekasi kovos lauke ir tų dronų yra pakankamai daug, ne tik žvalgybinėms operacijoms vykdyti, bet ir įrangai gaminti, gadinti, naikinti, jeigu ir taip ir toliau vyks, visko gali būti ir tikėtina, kad Rusija savo kovos mašinas laikys užnugaryje daugiau ir ne taip aktyviai jas naudos puolimui, nes jų tiesiog neturi galimybės pakeisti. Plojimai mūsų panelinės diskusijos dalyviams. Ačiū Jums labai.